Tai sveikučiai, čia aš ūkininkas Aivaras, sugrįžau. Ai, nutori. Tai va, sugrįžau pasipasakot, kodėl nekeliu video. Video nekeliu dėl to, nes apsirgau. Turbūt praeitam video matėte irgi ten jau biškai buvau apsirgęs. Paskiau atsikėliau ir labai pradėjau galvą skaudėti. Pasimatuoju temperatūrą 3,7 ir 7. Tai nejau į mokyklą, bet vis tiek galvoju, reikia video nufilmuot. Tai va blogas žiauriai oras blogas, bilenkai, kaip tai atėjau vis pasišert, nes reikia sergantis ir vis tiek. Nu, ai, turi, kaip tik filmuojam, taip ir jisai čia prisistato. Koks laimingas. Tai va, tai apsirgau, sloga gerklė galva. Aik, nu, tai šiandien į mokyklą nejaučiu ir trečiadienį, ketvirtadienį irgi neisiu. Tai va, tai jau pasišerta vis ir galvoju vis tiek video reikia nufilmuoti, nes reikia dės. Paskui dingsiu per numeratorių, paskui rašys kur dingai, tai va, niekur nedingau, apsirgau ir sėdžiu kambarį. Tai apsišersiu vis ir eisiu vėl į kambarį, išgersiu vaistų ir gulėsiu. Ir jeigu rytoj neskaudės galvos, praeis temperatūra ir gerklę, tai gal ir rytoj eisiu, bet nežinau, labai abejoju. Tai dabar šieno turi, kaip gerai, šieno dar nereikia atnešti, šitą irgi turi šieno vandeniu, tai tik tai šieno atnešti ir šitai tik tais vandeniu, man atrodo. Tai va, tai šiandien nieko absoliučiai nedarysiu. Tai va, vis pasišeriu į lovą atgal. Tai va, dabar reikia atsidaryti. Nes taip, dar šiandien toksai slauga galva, gerklę skauda. Tai jeigu aš nebūčiau nesirgęs ir būčiau po mokyklos ir... Kas buvo? Tori, kas buvo sutrauka? Ką tu? Tik čia. Tai ką tik aš jį pavadinau sutrauką, dėl to aš jį ir vadinu sutrauką, dėl to nes jis labai mažas. Toksai strakalas labai, tai aš jį praminiau sutrauką, nežinau kodėl. Nepykit nieks, aš tik praminiau sutrauką, bet jau tikras vardas yra Toris. Ir jis turi savo sesę Perlą, kuri, kaip čia pasakius, kuri jinai patinka mano klasiokui Matui Kazakevičiui. Mano Perla labai patinka, va, tu tokias va. Nu, kur Perla? Kodėl neatsividai? Ta Perla, tai jinai yra pusiau pitbulė, tokia maišyta, tai jinai žiauriai sargi. Nu tai ką, noriu šertis gyvulius. Ir ką, įkelsiu video. Ir viskas, įgulėsiu lovą. Kitas video tai net nežinau, kad kitas video gal kokiam, nežinau, gal kaip pasveiksiu įkeliu šortą, kad jau pasveikau, tą kitą dieną bus kitas video. Tai va, kokiam gal kitoj savaitė arba šį savaitgalį, šią savaitę sekmadienį kelsiu, tai kaip už tos sienos yra kitas tvartas, kurį darysim irgi vėl gardus. Nu, tai darysim, jeigu pasieksiu ir bus geras oras nešals, tai bus kitas video apie tai ir reikės viską įsivalyti gražiai ir čiūdačią gardą padarysim, bus ten part 1, part 2, part 3, bus tokia, tai part 1 bus už sienos kaip darom, paskui part 3 čia bus, žodžiu reikalų daug, tai dabar nieko nepadaryti negaliu, nes sergu. Nu tai va, laukiam, kol atšils orai. Realiai dabar nėra blogas oras, tik kad lyja labai, tas labiausiai nervina, nes lyja. Jeigu dabar nelytų, jeigu būčiau pasveikęs, po mokyklos aš jau filmuočiau video, kaip aną sieną darau, bet yra kaip yra. Nu tai va, video toks yra toks. Galvoju, kad nufilmuosiu kažką geriau, bet atsikėlęs pasirodau, kad nelabai kaip ir galiu. Tai einu šertis ir susitiksim kaip kitą savaitę gal, nežinau, dar nieko neplanuoju, bet gal planuoju ir šį sekmadienį arba kitą savaitę daryti video, nežinau kaip pasveiksiu, bet būtinai aš jums pranešiu kaip pasveiksiu, tai ačiū, kad žiūrėjau šį video, nepamirškit subscribint, likint ir dar varpelį uždėkit, kad matytų mano naujus video. Tai atsisveikinam, paskysite. Žodžiu.
Ate.